Sensacija, dvigubas įvartis! Baltikum skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik po 25 litus per mėnesį. Baltikum, nes mums 25. Trečiadienio birželio 11 dienos Jurbarko žiniuose matysite. Nuo pirmos palydovinės antenos iki vienos iš didžiausių telekomunikacijų bendrovių Lietuvoje. 2015 m. sausio 1 dieną nacionalinę valiutą litą pakeisime euru. Žemaitijos regiono bibliotekininkai susirinko į sporto sąskrydį. Telekomunikacijų bendrovė Baltikum šiemet švenčia savo 25-ąjį gimtadienį. Pirmasis mūsų istorijos puslapis buvo rašomas 1989 rugpjūčio 4-ąją. Vieno Debreceno gatvės namo viename kambarėlyje. Viskas prasidėjo mažame bendrabučio tipo kambarėlyje. Ant stogo buvo sumontuota palydovinė antena ir iš jos pasklido daugybė nematytų, neregėtų, negirdėtų muzikos, sportų ir visokiausių kitokių televizijos kanalų. Gera idėja žaibiškai išvystė smarkų pagreitį ir netrukus jau pati Baltikum ėmė rašyti telekomunikacijų istoriją. Mes pirmieji Lietuvoje pradėjome teikti kabelinės televizijos paslaugas. Mes pirmieji Lietuvoje sukūrėme pirmąjį komercinį televizijos kanalą Baltikum televiziją. Mes pirmieji Lietuvoje pradėjome teikti skaitmeninės televizijos paslaugas. Ir mes, vieni pirmųjų Lietuvoje, pradėjome teikti interneto paslaugas kabelinės televizijos tinklais. Baltikum kabelinė televizija buvo pirmoji Lietuvoje, kurie pradėjo statyti ir eksploatuoti optinius tinklus, kurių pagrindas sudaro optinės skaidulas, stiklo ploštas, per kurį keliauja šviesa. Reikėjo pastoviai tobulėti, duomenų perdavime įvyko daug pasikeitimų ir jau ne vieną kartą įrangos, technologijų jau nukeliavo į praeitį. Baltikum televizija visada buvo žiūrima kaip į pionierius. Tai yra, sakykime, labai daug ir mūsų kolegų iš Latvijos, iš Ukrainos, net iš Rusijos visada žiūrėjo, kaip daro Baltikumas. Dabar sunku patikėti, kad kadaise Baltikum turėjo vos 1000 abonentų, o kanalus buvo galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Baltikum turi apie 100 000 taip vadinamų prijungtų būtų, o tai yra, jeigu pasiėmus vidutinę šeimą, tai apie 300 000 Lietuvos gyventojų ar žmonių gali matyti Baltikum televiziją arba, sakykime, turėti Baltikum televizijos paslaugas. Kadaise džiaugiamės galėdami pristatyti vos kelių televizijos programų paketą. Dabar didžiuojamės daugiau nei 150 skaitmeninės televizijos programų rinkinių. Žiūrovų pageidavimu sukūrėme naujas galimybės rinktis televizijos programas pagal savo skonį ir pomėgius. Jūsų patogumui esame parengę net 15 teminių skaitmeninės televizijos programų paketų. Nuolatos vyksta įvairiausios akcijos ir įdomiausi konkursai. Praėjusią savaitę Europos komisija leido Lietuvai 2015 metais įsivesti eurą. Dar nuo 2007 metų, nesėkmingai siekusi euro, Lietuva taps 19-ąją eurozonos nare ir paskutinė iš 3 Baltijos šalių, kurioje nustos gyvuoti nacionalinė valiuta. Komisija vertino 8 šalių atitikimą Maastrichto kriterijams. Iš jų vieninteliai lietuviai atitiko sąlygas. Likusios valstybės tokios kaip Bulgarija, Čekija, Lenkija, Kroatija, Rumunija, Vengrija ir Švedija bus įvertintos tik po 2 metų. Pranešime sakoma, kad atsižvelgus į Lietuvos pažangą siekiant atitikti kriterijus, Europos komisija siūlo Europos Sąjungos tarybai leisti šaliai įsivesti eurą nuo 2015 metų sausio 1 dienos. Jurbarko rajono savivaldybės didžiojoje salėje vykusio seminaro Euras ateina į Lietuvą, ką naudinga žinoti metu buvo pristatyti euro įvedimo praktiniai aspektai bei atsakyta į dažniausiai gyventojų užduodamus klausimus. O klausimai būna labai įvairūs. Priklauso, ar susitikimas yra su gyventojais, ar su savivaldybių darbuotojais, taip pat yra ir su verslo atstovais susitikimų. Tai dažniausiai aktualūs yra praktiniai aspektai, kaip litai bus keičiami į eurus, kokiu kursu, nuo kada, ar bus baudžiamas tos įmonės, kurios neteisingai perskaičiuoja ar ne iš litų į eurus, kaip bus apvalinama. Ir, kaip reikės su ta nauja valiuta gyventi.
Lietuvos banko vyriausioji specialistė Toma Grenytė nuramino, kad litai nemokamai bus keičiami visuose Lietuvos banko ir komercinių bankų skyriuose, Lietuvos pašto bei kredito unijos skyriuose. Siekiant išvengti papildomų rūpesčių, specialistai patarė didesnės pinigų sumas laikyti bankuose, kur indėliai nemokamai bus konvertuojami į eurus. Tačiau jau nuo 2015 m. kovo pradžios dalis išvardintų įstaigų litų iš gyventojų nebepriims. Tai tikrai gyventojai gali nepergyventi, kad vėlgi kažkokių pokyčių bus. Bet galutinis sprendimas yra Liepos pabaigoje ir nuo to galutinio sprendimo gyventojai beje bus informuoti apie tą oficialų kursą trumpąją SMS žinutę, koks yra patvirtintas, ir per mėnesį nuo to sprendimo prasidės 2 kainų laikotarpis, kai jau visur, kur tik benueisite, matysite kainas tiek litais, tiek eurais ir iki kitų metų vidurio. Pinigai esantis banko sąskaitose, indėliuose, jie bus perskaičiuoti automatiškai ir oficialių kursų ir nemokamai. Tikrai nereikės rūpintis, tikrai nereikės eiti, keisti kažkokių sutarčių, pasirašinėti kažkokių dokumentų, yra tas toksai tęstinumo principas taikomas. Turimus litus į eurus žmonės nemokamai galės išsikeisti nuo sausio 1 dienos Lietuvos banke visą laiką neribotai. Lietuvos pašto ir kredito unijų tinkle, ar ne, tuose padaliniuose 60 dienų nuo sausio 1, tai vadinasi 2 mėnesius pirmuosius. Toliau komercinių bankų padaliniuose nuo sausio 1 iki birželio 1 visuose padaliniuose, nuo birželio 1 iki kitų metų pabaigos, ar ne, iki 30-15 gruodžio, kai kuriuose padaliniuose. Ir tai vyks nemokamai, nustatyto oficialių kursų. Ir šiuo metu kursas oficialus nustatytas, kuris nesikeičia jau 10 metų, yra 3 litai, 45 centai, po 45 dar yra 28, ar ne, tai iš viso 3,4528. Daugeliu gyventojų kyla klausimas, kokiais pinigais reikės atsiskaityti 2015 m. sausio 1 dieną. Tomos Grenytės teigimu, piniginiai atsiskaitimai vyks abiejomis valiutomis, tačiau jau nuo sausio 15 dienos visi mokėjimai bus atliekami tik eurais. Taip, tai sausio 1 dar mes galime neštis litus iki sausio 15 dienos, tačiau jau grąžą su tam tikrom išmintim minimaliom jau gausime eurais. Tai irgi gali būti iš vienos pusės smulkioms išlaidoms ar nebūdas išsikeisti vietoje. Ir būtent tas 2 savaitės nuo sausio 1 iki sausio 15 dienos dar vyksta tokia prekyba abiem valiutom, bet, kaip žinia, tarkim, Latvijų patirtis kokia yra, kad jau nuo sausio 9 dienos, šių metų sausio 9 pas juos jau vyko visa prekyba eurais. Tai labai greitai tas pokytis įvyko ir labai greitai pradėjo žmonės naudoti naująją valiutą. Visuomenė su lietuviškais eurocentais galės susipažinti jau šių metų gruodžio 1 dienomis, nes į apyvartą bus išleisti specialiai pagaminti euro monetų rinkiniai. Toks paprasčiausias būdas iš anksto susipažinti su euro monetomis, tai nuo gruodžio 4 dienos bus pradėti pardavinėti tokie specialūs euro monetų rinkiniai. Iš viso tų monetų bus už 11,59 eurus, parduodama už 40 litų, kas ir yra, pagal oficialų kursą tiek ir yra. 40 litų ir yra 11,59 €. Tai tikrai yra tokia pirma galimybę turėti tą pradžios rinkinį prieš įvedant. Šiemet jau 13 kartą Žemaitijos zonos bibliotekininkai rinkosi į sporto sąskridį. Šį kartą pasirinktas Jurbarko rajone, Šilinės kaime įsikūręs Medaus slėnis, todėl ir tema buvo pasirinkta neatsitiktiniai, skambiu pavadinimu Susirinko bitelės į žalią pievelę. Toks renginys kasmet organizuojamas siekiant suvienyti bibliotekininkus bendrai profesiniai šventei ir draugystei, skatinti bibliotekininkų darbuotojų fizinį aktyvumą, turiningai praleisti laisvalaikį. Šių metų sąskrydžio organizatorius Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Sąskrydyje dalyvavo 13 komandų, 11 iš regiono viešųjų bibliotekų, svečių teisėmis Kauno apskrities viešosios bibliotekos ir Rusijos federacijos Kaliningrado Karaliaučiaus srities bibliotekų asociacijos komandos bei Latvijos atstovai. Renginio metu pakalbinta Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Nijolė Masiulienė teigė, kad nors šį sąskrydį jurbarkiečiai organizuoja vieni iš paskutiniųjų, savo kultūrinę programą jis tikrai nenusileis prieš tai buvusiems. Šis 13-asis sąskrydis jau, kaip matot, jau labai gili tradicija, 13 kartą renkasi visi į kitą rajoną.
renkasi komandos. Šiemet mes sulaukiam 13 komandų, tai beveik rekordinis skaičius. Na, mes ne tik susirenkam, mes ne tik sportuojam, mes, kaip matot, improvizuojam, vaidinam, žaidžiam, bendraujam, aišku, keliam savo sveikatą, keliam savo žmogiškuosius santykius, gerinam. Tai šita šventė yra mums tiesiog atsigavimas po visų mūsų sunkiausių darbų, pabuvimas ir ypač, kad Žemaitijos zonos bibliotekininkus mes esam sutelkę. Prieš daugiau kaip 10 metį Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriui Jonui Grušui kilusi idėja suburti Žemaitijos regionų bibliotekininkus taip visiems patiko, jog dabar šiuo sumanymu mielai naudojasi ir kitų Lietuvos regionų atstovai. Ir šita tradicija mūsų jau yra tiek pagauta visoje šalyje, jau dabar yra Aukštaitijos bibliotekininkai renkasi į savo sąskrydžius. Vadinasi, jau eina per visą Lietuvą ta mūsų tradicija. Idėjinis vadas yra Skuodo bibliotekos direktorius Jonas Grušas prieš 13 metų paskelbęs šitą tradiciją. Ir mes esam iš tikrųjų pirmą kartą organizuojam, nors kai kurie rajonai jau ir po 2 kartus darė. Reiškia, mes buvom lik ir paskutiniai tam traukiny, bet už tai padarysim sąskrydį, nebus jam lygių. Sąskrydžio dalyviams buvo paruoštos įvairios sportinės rungtys, stovyklų pristatymai. Visi norintys galėjo aplankyti Panemunės pilį bei Panemunės regioninio parko direkciją. Kaip matot, jeigu Dievas duos orą, tai kompanija puikiai, aplinka nuostabi, pabendrauti ir pasportuoti ir pasidžiaugti šitą mūsų rajonų gamtą, tai tikrai yra proga gera. Be to mes dar parodysim žmonėms Žemaitijos savo tą, ką turim šitoje artimoje aplinkoje, turizmo objektus. Tai regioninį parką parodysim savo direkciją su nauja ekspozicija, Vytėnų pilį parodysim, vesim grupės. Tai tikrai tuo, ko mes galime didžiuotis prieš visą Lietuvą, mes tikrai ir parodysim. Kad galėtų grįžę į savo vietas tiesiog paskleisti šitą mūsų turizmo edukaciją, galim taip pavadinti. Pristatome ypatingą gimtadienio porą. Baltikum skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik po 25 litus per mėnesį visą sutarties terminą. O antivirusinę programą gimtadienio proga gausite dovanų. Baltikum, nes mums 25. Interneto kabelio. Už visus. Kur nepasiekia laidas, pasieks belaidis Baltikum internetas. Biure ar namuose, užmiestyje ar dar toliau. Baltikum belaidis internetas. Neribotas ir stabilus tavo gyvenvietėje.